Rugsėjo 15-21 dienos savaitės horoskopas. Kontrastų kupina savaitė, kai kada galinti priminti zebro kailį. Jos permainingomis dienomis jums padės gebėjimas įžvelgti kuo daugiau šviesių spalvų. Savaitės pradžia Merkurijui viešint karališkajame mergelės ženklo laipsnyje, o Marsui keliaujant svarstyklių ženklu, palanki ieškantiems naujų bei papildomų darbų. Savaitės vidurys Venerai ir Mėnuliui judant liūto ženklu jūsų organizaciniams darbams, naujų projektų pristatymui. Penktadienį Merkurijaus perėjusio į svarstyklių ženklą ritmai ragins tartis, derinti nuomones, sprendimams ieškoti diplomatinių kelių. Šeštadienį Venerai perėjus į mergelės ženklą, kuriuo jau keliauja Saulė, norėsis labiau pasirūpinti gera emocine šeimos narių sveikata, savijauta bei namų jaukumu. Sekmadienį įvyks dalinis Saulės užtemimas mergelės ženkle, pagaliau užversiantis veidrodinį karminio atspindžio koridorių. Patartina nesureikšminti smulkmenų, orientuotis į esminius tikslus, daugiau dėmesio skiriant gerai fiziniai ir emociniai savijautai. Šviesių spalvų jums šią savaitę. Gimusiems po avino ženklu. Savaitė, kai neieškosite žodžio kišenėje, jūsų ženklų keliaujant Chironui ir Neptūnui, o Venerai dar iki šeštadienio viešint liūto ženkle, dažniau norėsis išsakyti ir apginti savo nuomonę. O Saulės kelionė mergelės ženklu į pirmą planą kels tvarkos, atsakomybės bei sveikatos temas. Savaitės pradžia Merkurijui viešint karališkajame mergelės ženklo laipsnyje tinkama sutarčių rengimui bei pasirašymui, svarbiems nekilnojamo turto sprendimams. Marsui keliaujant jums opoziciniu svarstyklių ženklu, savaitės viduryje bendraujant labiau seksis ieškantiems diplomatinių sprendimų, kompromiso bei sutarimo. Ketvirtadienis Veneros liūto ženkle įtakoje palankus norintiems peržiūrėti dokumentus, pristatyti projektus, užmegzti naujas dalykines pažintis. Penktadienį Merkurijui perėjus į svarstyklių ženklą, stiprės meilės, kūrybinės saviraiškos, grožio bei pripažinimo siekis. O ir tarpusavio santykiuose lengviau sektųsi derinti nuomones, ieškoti sutarimo. Venerai perėjus iš liūto į mergelės ženklą, šeštadienį peržiūrėkite asmeninį biudžetą, daugiau dėmesio skirkite gero emocinio klimato namuose kūrimui. Sekmadienį dalinis Saulės užtemimas skatins atsisakyti to, kas jums gyvenime nebereikalinga, permąstyti siektinus tikslus. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė, kuriai tiktų graži motinos Teresės mintis, kad maži darbai atlikti su meile kuria didelius pokyčius. Saulei, Merkurijui ir nusileidusiam mazgui viešint mergelės ženkle, jos dienomis žingsnis po žingsnio judėkite link savo tikslo.
Savaitės pradžia Merkurijui viešint karališkajame mergelės ženklo laipsnyje, o Jupiteriui Vėžio ženkle tiktų svarbiems nekilnojamo turto sprendimams, sutarčių pasirašymui. Savaitės vidurys Marsui keliaujant Svarstyklių ženklu palankus tvarkos ir kruopštumo reikalaujančių projektų užbaigimui. Ketvirtadienis Veneros ritmų Liūto ženkle įtakoje tiktų norintiems idėjas pritaikyti praktikoje. O penktadienį Merkurijui perėjus į Svarstyklių ženklą stiprės meilės, kūrybinės saviraiškos, grožio ir pripažinimo siekis. O ir tarpusavio santykiuose lengviau sektųsi derinti nuomonės, ieškoti sutarimo. Venerai perėjus iš Liūto į mergelės ženklą šeštadienis mėgstantiems sodą daržą, norintiems pabaigti buitinius aplinką gražinančius darbus, palankus ir ketinantiems kartu peržiūrėti šeimos biudžetą. Sekmadienį dalinis saulės užtemimas skatins naujai įvertinti savo kasdienybę, atsirinkti svarbiausius iš planuojamų darbų. Gražių pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po Dvynių ženklo. Savaitė suteiksianti progų išreikšti gerumą ir meilę rūpestingais darbais. Pirmadienis Merkurijui žengus į karališkąjį laipsnį palankus deryboms, sutarčių rengimui ir pasirašymui. Mėnuliui keliaujant Vėžio ženklu, kuriame vieši ir Jupiteris, ieškodami geriausių sprendimų, pasinaudokite sustiprėjusiomis įžvalgomis bei intuicija. Savaitės vidurys Mėnuliui ir Venerai keliaujant Liūto ženklu, o Marsui viešint Svarstyklių ženkle, suteiks energijos jūsų projektams bei organizaciniams darbams. Tai tinkamas laikas jūsų pastangoms ieškant papildomų darbų bei finansinių šaltinių. Marsui viešint Svarstyklių ženkle, ketvirtadienį iškilusioms problemams sprendimų ieškokite diplomatiniu keliu. Uranui keliaujant jūsų ženklu, o Merkurijui atkeliavus į Svarstyklių ženklą, penktadienis gali stebinti ne tik žiniomis, bet ir naujovėmis. Šeštadienį mergelės ženklą įžengus Venerai dominuos tvarkos, darbo atsakomybės, sveikos gyvensenos temos. Sekmadienį mergelės ženkle įvyks dalinis saulės užtemimas. Daugiau dėmesio skirkite fiziniai ir emociniai sveikatai, imuniteto stiprinimui. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė priminsianti jūros bangavimą. Jos pradžia Jupiteriui ir Mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, o Merkurijui įžengus į karališkąjį mergelės laipsnį, palanki remiantis jūsų įžvalgomis bei intuicija, svarbiems asmeniniams sprendimams bei pasirinkimams. Savaitės viduryje Venerai ir Mėnuliui viešint Liūto ženkle daugiau dėmesio norėsi skirti mažiesiems šeimos nariams, o taip pat kūrybiniams projektams, ieškant įkvėpimo. Ketvirtadienį palanku prisiminti ankstesniąsias mintis bei idėjas. Saturnui keliaujant Žuvų ženklu, kai kam kūrybinė veikla galėtų tapti papildomu finansiniu šaltiniu. Penktadienį Merkurijaus perėjusio į Svarstyklių ženklo griaunamąjį laipsnį ritmai skatins atsargiau rinktis partnerius ateities projektams. O šeštadienį Venerai įžengus į mergelės ženklą stiprės pasirinkimų bei partnerystės temos. Būsite linkę meilę išreikšti švelnumu
ir kasdieniu rūpestingumu. Sekmadienį vyks dalinis saulės užtemimas, tai metas peržiūrėti veiklos struktūrą, atsisakant to, kas trukdo jums judėti į priekį. Vidinės ramybės jums šią savaitę. Gimusiems po liūto ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Senekos mintis, kad tikras stiprumas tai gebėjimas suvaldyti aistras. Savaitės pradžioje Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje palankus laikas biudžeto planavimui, deryboms, svarbių sutarčių pasirašymui. Venerai ir Mėnuliui keliaujant jūsų ženklų savaitės viduryje galite jaustis tarsi tampomi į skirtingas puses. Tiek darbo ir šeimos įpareigojimų, tiek ir kilusių kontrastingų idėjų, troškimų bei minčių. Tad susidėliojimas prioritetų, vidinis balansas bus ypač svarbus. Ketvirtadienį Saulės mergelės ženkle ritmai skatins užbaigti anksčiau pradėtuosius darbus bei projektus, daugiau dėmesio skirti finansams. Penktadienį Merkurijui perėjus į svarstyklių ženklą, sprendžiant iškilusius klausimus, sektųsi ieškantiems kompromiso bei sutarimo. Šeštadienį Veneras, įžengusias į mergelės ženklą ritmai, skatins praktiškumą, pasirūpinimą buitimi, o sekmadienį dalinio saulės užtemimo ritmo įtakoje galite būti emocingesni, jautresni. Šiuo metu gali išryškėti buvę klaidos, būti primintos materialios ar moralinės skolos. Vidinės darnos jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklu. Žvaigždžių palankumo savaitė. Jos dienomis Saulei keliaujant jūsų ženklu, tinkamas metas jums suspindėti idėjomis, sumanymais, naujais projektais. Nukreipkite stiprią energiją praktiniams darbams, finansiniams sprendimams, tvarkai, analizei ir sveikatai. Jau pirmadienis Merkurijui viešint jūsų ženklo karališkajame laipsnyje puikus metas finansiniams susitarimams, dokumentų rengimui, sutarčių pasirašymui. Šis laikas šaunus ir romantiškiams susitikimams, kai kam tiktų asmeniniams įsipareigojimams, sužadėtuvėms. Antradienį, esant artimai Saulės nusileidusio mazgo ir Merkurijaus pozicijai, palanku pabaiginėti anksčiau pradėtuosius projektus, įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Marsui keliaujant svarstyklių ženklu, savaitės viduryje ypač svarbus bus finansiniai klausimai. Laikas tiktų deryboms, sutarimo paieškoms. Venerai keliaujant liūto ženklu, ketvirtadienį suplanuotiems stambesniems pirkiniams. Penktadienį Merkurijui perėjus į svarstyklių ženklą, palankus būtų jūsų diplomatiniai veiksmai. Šeštadienį jūsų ženklą įžengs Venera, sustiprindama jūsų asmeninį žavesį, o kartu ir meilės harmonijos siekį. Sekmadienį dalinio saulės užtemimo dienos ritmai skatins peržiūrėti savo planus, atsisakant neperspektyvių krypčių. Žvaigždžių palankumo jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Savaitė pasižymėsianti įvykių ir galimybių gausa. Svarbu tik prisiminti išmintį, kad nereikia iš gyvenimo imti visko, nes galima nepanešti.
Svarbių sutarčių pasirašymui bei finansiniams susitarimams Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje jums pirmadienis. Antradienio ir trečiadienio dienas Marsui keliaujant jūsų ženklu, kai kas nuspręsite panaudoti paieškai geriau apmokamų darbų, o kai kas savo paties veiklos pradžiai. Venerai viešint Liūto ženkle ketvirtadienį dažniau kils norų ir troškimų. Svarbu tik prieš siekiant juos įgyvendinti, įvertinti galimybės atsirinkti, ko trokštate išties labiausiai. Penktadienį Merkurijus įžengs į jūsų ženklo griaunamąjį laipsnį, tad šią dieną svarbių susitikimų geriau neskirti, susilaikykite ir nuo didesnės finansinės rizikos. Šeštadienį Venera pereis į Mergelės ženklą, skatindama peržiūrėti darbo įpročius, daugiau dėmesio skirti analizei, planavimui, o kartu ir sveikatai bei gerai emociniai savijautai. Sekmadienį dalinio saulės užtemimo ritmai gali į paviršių iškelti paslėptas žinias, užkulisinius projektus. Tai laikas jums atsirinkti, ką norite palikti vakar dienoje, o ką pasiimsite į rytdieną. Įdomios ir turiningos jums savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė, kai į pasaulį vertėtų pažvelgti plačiau, kaip pro kruopščiai nuvalytus langus. Jos dienomis jūsų ženklu keliaujant Prozerpinai ir Juodajam Mėnuliui, ypač svarbu būtų susilaikyti nuo kritikos, nesureikšminti neesminių dalykų ir smulkmenų. Pirmadienis palankus ieškantiems darbų, dalykiniams susitikimams bei deryboms. Ši diena Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje tiktų ir nekilnojamo turto operacijoms. Marsui viešint Svarstyklių ženkle antradienio ir trečiadienio dienomis energiją nukreipkite ankstesnių darbų užbaigimui, o bendraudami derinkite nuomones, ieškokite bendro požiūrio. Saturno ritmai Žuvų ženkle skatins brandinti santykius, prisiimti atsakomybę už žodžius ir veiksmus. Ketvirtadienio Urano Dvynių ženkle ritmai gali iškelti į paviršių netikėtas idėjas. Šiuo metu į situacijas palanku būtų pažvelgti ir iš kitų pozicijos. Penktadienį Merkurijaus perėjusio į Svarstyklių ženklą ritmai palankus kontaktams, darbo pokalbiams, kūrybiniams planams. O šeštadienį Veneros įžengusios į Mergelės ženklą ritmai motyvuos ieškoti papildomų galimybių, veiklų bei finansinių šaltinių. Sekmadienį vyksiantis dalinis saulės užtemimas Mergelės ženkle gali išryškinti tarpusavio santykiuose buvusias klaidas ar nesusipratimus. Šią dieną venkite konfliktų, stenkitės situaciją vertinti ne tik iš savo varpinės. Metas tiktų vidiniai tvarkai, peržiūrai to, ko norėtumėte savo gyvenime atsisakyti. Tai proga užbaigti vieną etapą santykiuose ar kūryboje, atlaisvinant vietą naujam. Kūrybingų sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Šachmatų turnyrą galinti priminti savaitė. Į pirmą planą kils karjeros ir finansų klausimai. Jums spręsti juos ypač palanku pirmadienį Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje. Antradienį Jupiteriui ir Mėnuliui viešint Vėžio ženkle palankus metas ieškoti nuotolinių darbų bei spręsti šeimai iškilusius klausimus. Saulei keliaujant Mergelės ženklų savaitės viduryje rūpinkitės karjera, profesinių įvaizdžių, santykių su autoritetais. Marso kelionė Svarstyklių ženklų ketvirtadienį palanki norintiems
imtis komandinių projektų. Penktadienį Merkurijui perėjus į svarstyklių ženklą palankus dalykiniai susitikimai, darbo pokalbiai bei derybos. Tai laikas, kai galite lengviau rasti papildomų darbų bei galimybių. Šeštadienį Venerai įžengus į Mergelės ženklą daugiau dėmesio skirkite sveikatos stiprinimui, sveikam gyvenimo būdui. Metas palankus jaukumo ir harmonijos namuose kūrimui. Sekmadienį dalinis Saulės užtemimas Mergelės ženkle gali išryškinti buvusius neišspręstus darbinius ir finansinius klausimus, o kai kam paliesti ir jautrią tarpusavio santykių sritį. Sėkmingos šachmatų partijos jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Savaitė, kuriai tiktų liaudies išmintis patarianti nesidžiaugti radus ir neverkti pametus. Jos dienomis jums opoziciniame Vėžio ženkle viešint Jupiteriui kai kada galite sulaukti ir kitokio, nei tikėjotės savo pastangų rezultato. Pirmadienį Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje palanku ieškoti naujų galimybių, finansinių sprendimų ir darbų, pasirašyti ilgai rengtas sutartis. Saulei keliaujant Mergelės ženklu, o Saturnui viešint Žuvų ženkle, savaitės viduryje svarbi bus atsakinga komunikacija, tvarka, disciplina mintyse ir veiksmuose. Marso svarstyklių, o Urano dvynių ženkle ritmai ketvirtadienį gali pateikti profesinių iššūkių. Būtinas aktyvumas komandiniuose projektuose ir darbuose. Penktadienį Merkurijus pereis į svarstyklių ženklą, skatindamas siekti tobulumo ne tik profesinėje, bet ir mėgstamo hobio veikloje. Šeštadienį Venerai įžengus į Mergelės ženklą stiprės analitinis praktiškas mąstymas. Būsite linkę labiau pasirūpinti ir namų jaukumu. Sekmadienį dalinis Saulės užtemimas gali žymėti vieno ilgai trukusio ir jūs varginusio etapo pabaigą, o vėliau prasidėjusi jaunatis atvers galimybės naujam. Sėkmingos jums šios savaitės. Gimusiems po Vandenio ženklu. Savaitė, kuriai tiktų Francis Bacon mintis, kad žinios yra galia. Šios savaitės dienomis informacijos tikrai nestokosite. Svarbių sutarčių pasirašymui palankus būtų Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje pirmadienis. Saulės Mergelės ženkle ritmai antradienį ir trečiadienį į pirmą planą kels finansų ir gilesnių tarpusavio ryšių temas. Venerai keliaujant jums opoziciniu liūto ženklu, susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų. Marso viešnagė svarstyklių ženkle tiktų ketvirtadienį norintiems užmegzti ryšius su užsieniu, palanki siekiantiems pergalių moksle. Penktadienį Merkurijui perėjus į svarstyklių ženklą labiau sektųsi kolektyvinė veikla, bendro požiūrio paieška, o Urano dvynių ženkle ritmai skatins kūrybinius proveržius, gali suteikti netikėtą įkvėpimą. Šeštadienį Venerai atkeliavusi Mergelės ženklą palanku ieškoti papildomų veiklų bei finansinių šaltinių. Norėsis daugiau dėmesio skirti ir gerai emociniai bei fiziniai sveikatai. O sekmadienį dalinio Saulės užtemimo metu palanku atsisakyti jums trukdančių įpročių bei nuostatų, o kai kas atsirinks su kuo toliau pakeliui, o su kuo atsisveikinti. Tinkamų pasirinkimų jums šią savaitę.
gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kurią ypač tiktų Saint-Exupéry mintis, kad meilė yra vienintelis dalykas, kuris dalijamas didėja. Šią savaitę į pirmą planą kils ne tik veiklų, bet ir tarpusavio santykių klausimai. Nekilnojamo turto įsigijimui, gyvenamos vietos pokyčiams jums palankus pirmadienis Merkurijui viešint karališkajame laipsnyje. Tik Saulės jums opozicinėme Mergelės ženkle ritmų įtakoje prieš pasirašydami sutartis jas detaliau išanalizuokite. Savaitės viduryje Saturno viešnagė jūsų ženkle ragins susitelkti, susikaupti ir atlikti anksčiau atidėliotus buitinius darbus. Kylančio mazgo jūsų ženkle ritmai skatins ketvirtadienį nusiteikti rimtiems sprendimams, drąsiau imtis atsakomybės. O Jupiteriui keliaujant Vėžio ženklu dažniau norėsis dalintis meilę ir gerumu su artimaisiais. Penktadienį Merkurijus iškeliaus iš Mergelės į Svarstyklių ženklą griaunamąjį laipsnį, tad kruopščiau tikrinkite gaunamas žinias ir dokumentus. Šeštadienį Venera įžengs į jums opozicinį Mergelės ženklą, tad šiomis dienomis branginkite gražius tarpusavio ryšius, atidžiau vertinkite jums teikiamus finansinius pasiūlymus. Sekmadienį dalinio Saulės užtemimo jums opozicinėme Mergelės ženkle dieną būtinas didesnis atsargumas buityje ir kelyje. Tai metas paleisti praeitį, užbaigti toliau nevedančią kryptį ar ilgiau užsitęsusią situaciją. Daug meilės jums šią savaitę.